Oro tarša. Kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką medžiagų išmetimas į atmosferą. Taršos šaltinis. Vieta, veiksmas ar veiksnys, dėl kurio į atmosferą išmetami teršalai. Taršos šaltinius galima skirstyti į susijusius su žmogaus veikla ir gamtinius. Susiję su žmogaus veikla taršos šaltiniai. Tai kuro atliekų deginimas. Į šią taršą įeina transporto išmetamosios dujos, gamybai bei šildymui panaudotos kuro dūmai. Naftos gryninimas. Šio proceso metu į orą patenka įvairiausių medžiagų. Tirpiklių garai, iš dažų, aerozolių, pokosto ir panašiai. Sąvartynuose susidarantis metanas. Jis netoksiškas, bet labai degus. Karo ir kitokia pramonė. Gamtiniai taršos šaltiniai – tai dulkės, dažniausiai iš mažai augalija padengtų plotų. Metanas, susidaręs gyvūnams virškinant. Radonas, susidarantis natūraliai skylant radžiui. Natūralūs gaisrai. Ugnikalniai.